Sveiki televizijos PAN-TV žiūrovai. Kaip ir žadėjau praėjusioje laidoje, tęsiu mūsų pradėtą pokalbį apie Malūno ir šalia jo žemės turinčių savininkų įsivėlusių į teisminių ginčų maratoną istoriją. Kaip jau žinote, ši istorija prasidėjo 2013 metais, kai miesto savivaldybės taryba patvirtino Panevėžio miesto istorinės dalies specialųjį planą, kuris apribojo savininkų šioje teritorijoje turinčių žemes veiklą. Primenu, kad 2015 metais, gegužės 5 dieną, Šiaulių apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs uždaros akcinės bendrovės Deliuvis ir Alvydo Tamošiūno skundus pripažino specialųjį planą neteisiniu. Kaip žinote, teisingumo deivė rankose laiko svarstyklės ir jos turi tendenciją svirti į vieną arba į kitą pusę. Taigi, taip ir įvyko. Šių metų balandžio 5 dieną Vyriausiasis administracinis teismas panaikino Šiaulių apygardos teismo sprendimą ir bylą nutraukė. Taigi procesas, kuris liečia daugelio Panevėžio miesto žmonių planus ir kurie buvo puoselėti keletą metų, vienu brūkštelėjimu buvo nutraukti ir viskas grįžo į pradinę padėtį, į tai, kad vėl viskas liko neaišku. Kodėl įvyko toks teisminis posūkis, teiraujosi advokato Andriaus Baranskio. Tai šitoje situacijoje aš noriu atkreipti dėmesį į keletą esminių momentų. Ir visų pirma tai, kad reikėtų suprasti, kad tiek specialaus, tiek bendrojo plano apskundimas, jisai nėra galimas, Lietuvos piliečiai kaip pilietis negali apskūsti tokio norminio akto, tai gali padaryti tik tai įstatymė numatytų subjektų ratas, tokie kaip Seimo nariai, vyriausybės atstovai ir tame tarpe teismai. Tai teismai turi galimybę, diskreciją pradėti tokio norminio akto, kaip bendrasis ar specialusis planas tyrimą, nagrinėdami kitą bylą, individualią bylą, šiuo atveju kaip mano atstovaujamųjų bylą, kuriuos jūs paminėjote, ir nustatęs, kad yra pagrindų, ar tai manimo, kad kažkoks norminis aktas netitinka įstatymo reikalavimo, jisai teismas užveda tokią bylą. Šioje situacijoje taip ir buvo padaryta, tokia byla buvo, net kelios bylos, paskui jos buvo sujungtos, buvo užvestos ir Panevėžio apygardos administracinis teismas, pradėjęs tas bylas, nuo jų nusišalino, kadangi jis pats pradeda tokio norminio akto tyrimą ir perdavė Vyriausiam administraciniam teismui paskirti, kuris teismas nagrinės. Šiuo atveju buvo paskirta nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniam teismui, kuris šitas bylas išnagrinėjo iš esmės. Procesas iš tiesų buvo ilgas, aš net bijau pasakyti, manau, kad net ne 2 metai, o daugiau tęsiasi visas procesas bendrai paėmus. Ir Šiaulių apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs visą bylą išsamei, detaliai ir giliai, ir tikrai su visa pagarba galiu atiduoti, kad Šiaulių apygardos teismo teisėjai tikrai įsigilinę į bylą buvo, priėmė mano galva tikrai teisingą ir pagrįstą sprendimą ir realiai nustatė, kad specialusis planas prieštarauja bent 2 įstatymams ir kelioms įstatymo normoms. Konkrečiai galbūt galima būtų pasakyti, kad buvo nustatyta, kad jis prieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymui ir saugomų teritorijų įstatymui tam tikroms normoms. Tai ką toksai sprendimas lėmė? Jisai lėmė tai, kad byla buvo išnagrinėta, tačiau jisai skundžiamas. Ir štai išnagrinėjus apeliacinius skundus, Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, vėlgi dar kitas momentas, kurį noriu atkreipti dėmesį, kad šitokių bylų nėra daug ir teismų praktika iki galo nėra susiformavusi. Todėl Vyriausiasis administracinis teismas Lietuvos Respublikos, gavęs tokią bylą, jis žiūrėjo, ar teisingai jinai procesiškai, procedūriškai išnagrinėta. Ir štai kas įvyko, teismas išaiškino, išnagrinėjo ir pasakė, jis nenagrinėjo kaip ir bylos iš esmės, bet pasakė, kad dėl procedūrinių, procesinių pažeidimų
procesas buvo neteisingai vedamas. Tiesiog, kadangi pareiškėjų turėjo būti pats Panevėžio apygardos administracinis teismas, o ne mano atstovaujamieji, tuo tarpu Šiaulių apygardos administracinis teismas laikė sprendime pareiškėjais mano atstovaujamosios. Tai vat vyriausias administracinis teismas ir pasakė, kad taip negali būti, dėl to sprendimas ir panaikintas. Tačiau aiškiai detalizavo ir nurodė vyriausias administracinis teismas, jog šios administracinės bylos nutraukimas neatima teisės, pašalinus, reiškia, tokius trūkumus, tęsti procesą toliau. Tai vat, į jūsų klausimą atsakant, aš atkreipiu dėmesį, kad procesas jis nenutrūko. Tiesiog procedūriškai yra susiformavo tokia praktika. Vyriausias administracinis teismas pasakė, kaip kas turi daryti, nagrinėjant tokias bylas. Mums aišku apmaudu, mums aišku gaila, kad ginčas arba, sakykime, toks aktas, kaip specialusis aktas, liečiantis viso miesto gyventojų interesus, ar ne? Šiuo atveju buvo grinai dėl formalaus trūkumo, sakykime, paliktas dabar vėlgi iš naujo nagrinėjimui ir svarstymo, ir jis atitinka įstatymus ar ne. Bet nors tai yra apmaudu ir gaila, bet toks yra teismo sprendimas. Tai vadinasi, procesas toliau bus tęsiamas. Kiek suprantu, sprendimas bus toks pat palankus, koks ir buvo. Aš ne teismas, negaliu pasakyti, bet galiu tik tai viltis, kad taip ir bus, kadangi, kaip minėjau, Šiaulių apygardos administracinis teismas, jis išnagrinėjo detaliai visus įrodymus, ištyrė, apklausė ir įvertino. Ir įvertino to norminio akto atitikimą įstatymo reikalavimams. Tuo tarpu vyriausias administracinis teismas, jis daugiau žiūrėjo pačią pradžią, ar teisingai procedūriškai buvo daryta. Ir kaip aš minėjau, dėl kelių procedūrinių dalykų, pats procesas administracinis buvo nutrauktas ir todėl jis bus tęsiamas toliau. Šioje byloje dalyvauja ir kultūros paveldo departamentas. Taigi kalbinu Panevėžio teritorinio padalinio vadovą Arūną Umbrasą. Šiuo atveju viskas grąžinta yra atgal į pirmos instancijos teismą ir dabar be abejo, kad lauksim vėl, reiškia, to klausimo nagrinėjimo, ar norminis aktas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktam. Aš manau, kad Lietuvos vyriausio administracinio teismo sprendimą lėmė tai, kad atėjusi nauja savivaldybės valdžia padarė tam tikrus žingsnius, reiškia, keisdama dalį buvusių klaidingų sprendimų. Tai iš esmės klausimas gali būti išspręstas ir pačiai savivaldybei, reiškia, priimant galutinius sprendimus, tada išnyks ginčo objektas apskritai. Kitas klausimas, reiškia, kaip bus sprendžiama žalos verslui šiuo atveju padarimo klausimas, tai čia jau turbūt pačių pareiškėjų valia ir pozicija turėtų būti pareikšta. Tai ateitis parodys. Žinau, kad Panevėžio miesto savivaldybė dabar yra pradėjusi rengti bendrojo plano korektūrą, kurią mes esam suderinę, kur iš esmės, reiškia, ištaisytos yra tos buvę klaidos nuo 2008 metų. Ir likęs yra vienas ginčytinas sprendimas, tai yra 13 metų dėl specialio plano patvirtinimo. Tai čia istorija turi dar vieną tokią atšaką, reiškia, šitą klausimą iš naujo ėmėsi spręsti vyriausybės atstovo Panevėžio apskrities tarnyba. Šiuo atveju, reiškia, yra, sakysim, ginamas viešas interesas kultūros paveldo apsaugos, reiškia, kurio iš esmės nieks negina, o jį gina privatus asmenys, nes kultūros paveldo departamentui, reiškia, teismas neleido ginti to viešo intereso, kreiptis į teismą turi vyriausybės atstovas. Tai šiuo atveju susiduriam su tokia situacija, kada vyriausybės atstovas iš esmės savo tos pareigos nevykdė. Reiškia, ir tas bylinėjimas tebesitęsia. Mes esam parašę raštą, kultūros paveldo departamentas šių metų birželio 17 dieną, atsakydamas, reiškia, į kreipimąsi Panevėžio apskrities vyriausybės atstovo tarnybos, pasakė, kad, reiškia, buvo kreiptasi jau 13 metais, ne vieną kartą į vyriausybės atstovą prašant apginti viešą interesą ir šiuo atveju panaikinti, reiškia, neteisėtą
13 metų sprendimą dėl specialaus plano patvirtinimo, nelaukiant, reiškia, kol šitą ginčą išnagrinės teismai. Tai atsakymo mes kol kas nesam gavę, o kiek žinau, savivaldybė irgi, reiškia, nėra įtraukusi į savo darbotvarkę tarybos posėdžių šito klausimo sprendimą. Nors dar prieš pereitų metų Kalėdų šventes, reiškia, kažkur gruodžio 20 dieną buvo aptarinėjamas šitas klausimas ir mes siūlėm, reiškia, kad savivaldybė pati spręstų tą problemą ir nedarytų kliūčių toliau, reiškia, tvarkyti ne tik tą teritoriją, reiškia, bet apskritai, kad būtų panaikinti tie nepagristi reikalavimai 2000 hektarų teritorijai miesto. Tai savivaldybės taryba kažkodėl, reiškia, tokio sprendimo nesvarstė ir nepriėmė, nepanaikino, nors, kaip minėjau, reiškia, dėl saugomos teritorijos dydžio jie kai kurios sprendimus yra padarę. Tai jie taisymus įvedė į tą. Taip, jie iš tikrųjų nežengė paskutinio žingsnio, nepanaikino 13 metų sprendimo. Čia yra vienintelė dabar kliūtis, bet jie priėmė kitą sprendimą, jie pradėjo rengti, reiškia, korektūrą specialią planą. Kaip suprantu, vėl vyks laiko tempimas ir toks vaizdas, kad valdininkai pamiršo, jog ten gyvena gyvi žmonės. Kad žmonės gyvi yra, kad jie ten gyvena, kad jie dabar jiem yra iš tikrųjų trukdoma, reiškia, gyventi ir tvarkyti, atlikti savo pareigą, kuri nustatyta įstatymu, kadangi valdytojas privalo rūpintis kultūros paveldo išsaugojimu. Šiuo atveju jie net to daryti negali. Tai vat yra tokia situacija. Reiškia, žmonės atsidūrė toj pačioj situacijoj, kaip ir buvo prieš keletą metų. Jie nieko negali su savo žemėje daryti. Taip, iš esmės yra prielaidos padarytos tam, kad 13 metų tas sprendimas būtų panaikintas, nes iš tikrųjų dabar akivaizdžiai įrodyta yra, kad reiškia iš tikrųjų yra nepagristas. Bet, reiškia, kaip buvo paaiškinta, yra vienintelis dalykas, kad jeigu tai bus padaryta, ta prasme, turi praeiti tam tikras terminas laiko, kad nebūtų pareikalauta grąžinti europinius pinigus, reiškia, už planavimą. Tai jie dabar, reiškia, tempia tą laiką, bet dar kartą sakau. Tai tegu jie tą laiką tempia, bet kodėl sudaromas yra kliūtis ir trukdymai miesto gyventojai. Tai, sakykime, byla yra... Tai gali padaryti, kad nebūtų. Tai gali jie padaryti jų valioje, reiškia, tie sprendimai, bet jie tokių sprendimų nepriminėja. Tai šiuo atveju aš manau, kad ginčas yra kilęs iš tikrųjų, sakysim, smulkesnis. Tai būtent dėl tų kelių sklypų sutvarkymo, nes ten, sakysim, ne tik šiuo atveju malūno savininkai, bet ir kiti žmonės, kurie gyvena, sakykim, šitoj artimoji teritorijai, jie irgi yra pateikę prašymus savivaldybėje, ką gavo neigiamus atsakymus, dėl to prasidėjo bylos. Reiškia, ten sujungtas yra 4 bylos iš tikrųjų. Tai, sakykime, jeigu savivaldybė ryžtasi priimti sprendimus, leidžiančius elgtis tinkamai ir, sakysim, tiem suinteresuotiem asmenim, tai tas ginčas, reiškia, kuris dabar prasidėjęs yra teismuose ir kuris, sakysim, inicijuoja vėl iš naujo dar papildomai vyriausybės atstovas, šiuo atveju, reiškia, jie netektų jokios prasmės. Supratau. Tai ir vėl reikia laukti. Tai visas gyvenimas, reiškia, iš to, kad mes vis kažko laukiame. Laukiame ir tikimės. Taip, reiškia, gyvename viltimi. Šiandien laidoje tiek. Neseniai sužinojau, kad rugsėjo 19 dieną paskirtas teisminis posėdis. Taigi belieka tik laukti šių teisinių labirintų baigties.